visiems, kas valgo. Šiandien ankstus rytas ir judu į Šiaulius persirašyti bulkos. Sakysi, toks seniokas Šiaulių. Daryk kompiuterį, rasi mane pavargę, aš buvau žymus muzikas ir kompozitorius ir viskas iš manęs buvo. Bet dabar jau man 82 baigės, jau tada viskas tuoj baigės. Mano važiavimas, gaila, bet taip jau yra. Iš Vokietijos parsivarė vienas akmeniai, aš man užkiba, taip jau patika iš karto, bet jin taip kažkaip dirba, taip nenormaliai tas apsukas, sustoja viskas, bet aš žmogelis nežinojo priežasties, nuvariau į šitą servisą, tas padas, žinot kaip būna, padas, tas atšoka, orą gauna, žinai, spruduriuoja, patvarkiau, tai užtikrintai, tada sakau, aš jokių problemų, ten tos smulkmenos visokias tai būna, žinai, kiekvieną prieš technikinį visą laiką prasižiūri bet va, kad tokių didelių dalykų nebuvo, tai radiatorių pakeičiau, reikėjo, nereikėjo, bet... Buvo 95 ar 4 kažkas, tai yra technikiniam ten. Tai iki to laiko tiek metų išvažinėjau, tai sakau, man džiaugiuosi ir sakydavo, ir visi tie mechanikai sakydavo, geriausia mašina, patvariausia, o kad ten, žinai, ten nuprūžinta biškį buvo čia, tai irgi tokias problemas. Niekur nevažinėjau, dėl to už tai tiek mažai pravažinėjau, tai į sodą nuvažiuoti, o kiek pensininkų į sodą, čia man 15 kilometrų. Į Vilnių kelius kartus nuvažiavau pas sūnų. Ir daugiau čia va į Palangą, tiesa, kelis kartus gal nuvažiuoti, o dabar paskutiniu metu tai aš apdraudžiu ją tik tais pavasarį, rudenį, lapkričio mėnesį, uždarau į garažą, per žiemą įstovi pusę metų, niekur nevažinėjimą, tai jos tokia istorija, taip kad yra nepersidirbus, žodžiu. Turėjau iš pradžių, įsivaizduokit, kremliuką turėjau, tokį maskvyčių dar. Labai tai va, kada teisės laikai buvo 68 metais. Paskui po kiek laiko žiguliuką įsigijau iš Leningradą, parsivariau metus laiko, tai 25 metus išvažinėjau su žiguliuku to. Tai va tada po to iš karto ta audinė, kuri, va sakau, sūnus, tai mano šiandien atvažiuos traukinius. Pakliuvo žmogus irgi per Senkryžą lenkė troleibusą Vilniui ir iš karto paps, 3 mėnesiai teisės atimtas, baudą užsimokėjo, dabar žmogus važinėja, atvažiuoja iš Šiaulių su traukiniu. Aš jį išmokinau važiuoti ir dar į sprandas uždavęs irgi, kaip prieš kalną lenkį, žinai, su žiguliuku. Atvažiuoju priešais mašiną, o jis, supranti, lenkė. Sakau, taigi viskas, nuosisudursi. Tai šiandien atsimena, sakau, sprandą gavau. Tai atsiminka, sakau, tokie dalykai, tai sako, čia ne jokas. Nebuvo, neužregistruota avarijų jokių. Ten buvo, žinai, kad va, tas nubrūžint kažkada ten, čia va tas... Duris atidariau ir pravarė man tą visą apačią. O tokių daugiau, sakau, jokių nebuvo. Nu, va, tai sakau, tikrai, aš mano va į sūnų įsūliau. Jau dabar aš turiu, nebereikia, man anūkam siūliau irgi, žinai. Reikia elektrinius, žinai, dabar tu, sakau, jūsų reikalas, aš jums dovanoju, jūs nenorit iš senelė perimti mašinas, man, sakau, norėjau kažką paliktų grinai, kad persiduotų, žinai, kaip savo artimiesiam. Taip spardėsi man ir gaila buvo, taip sakau, bet ten sako, ten jos dabar pigės yra, žinai, sakau, gerai, kad pigės yra, tai... Aš užrakinau. O šitą, bet man tai brangi.
Tai va tokie dalykai. Tai gerai, tada važiuojam, persirašysim tada. Nu taip. Kada taip nueidavau daleiskim pasižiūrėti akumuliatorius, kaip ten, kad nenusėdėse, ką taip vesdavos visą laiką, nebuvo problemas. Ir aš pavasarį ateinu, pavyzdžiui, jau kai stovėjusi per žiemą, žinai, purpt iš karto užsivedu. Labą dieną. Mes važiavom čia su tokiu klausimu. Ne klausimu, mums reikia perregistruoti. Kas čia perka, kas čia parduoda? Aš pirku ir bus ponas parduoda. Nu tai žiūrėk, dabar man ar šitą mokesčių inspekciją tik Tai reikia deklaruoti, ne? Nereikia? Ką? Nereikia? Kaip nereikia? Nu tai kam ta mokesčių inspekcija jums? Nu tai jeigu nedeklaruoji, paskui ateini baudą. Ne. Ne? Ne. Pažiūrėkit, kiek čia žmonių. Čia sėdi, va. Visi perka, parduoda mašiną, tai čia mokesčių inspekcija turėtų atskirą pastatą statytis. Pro Tytuvėnus čia geras kelias yra Jo, aš važiuoti. atvažiavau pro Tytuvėnus, aš niekad gyvenime nebuvau važiavęs pro Tytuvėnus. O, tai mane tada paveši ten, aš pro sodą, kai tik ir išlipsi ten. Ai, tai į Tytuvėnus, į sodą važiuot? Nu, tai pavažiuoju. Tai jūs man sakykit tada, kur važiuot? Gerai. Da širdelė paskaudės kurį laiką, taip neramu buvo naktį man. Tai jau reiks atsisveikinti. Čia mano gyvenimo istorija, kaip sakant, įeina į tą Svedgirą. Tai buvo taip. Tai buvo gyvenimo visokias irgi. Pirkom, įsiskyrėm su žmona. Pasilikau savo tyrę. Čia ta audinė, tai jau įsigyta buvo jau po, dar nesusitokus. Va mano namas. Sėkmės tau Laikykitės, mes tai tikrai. skambinsim dar turbūt. Nu, man atrodo, jeigu kas ką įdomu bus, paskambinkit, sakau, aš teirausiu, kaip jums sekas ten. Gerai. Dabar važiuosit iki galo ir į kairę ir išvažiuosit. Išvažiuosiu į plentą. Gerai. Gerai, Sėkmės. sutvarkysiu, gal dar vasarą, kada užsuksiu. Va, Nu, gerai, pasakysiu, tikrai. kad Tikrai malonu, man būtų, sakau, išgirsti, kad kai jums patarnautų gerai. Gerai. Aš čia iškritę. Man gerai, viskas. Gerai. Iki. Štai tokia įsigijimo istorija.